Labas vakaras, sveiki sugrįžę ir ačiū, kad esate kartu. Pakalbėsim įdomiomis temomis. Gyvų tropinių drugelių parada švenčia jau 10 metų jubiliejų. Per 10-metį gyvi drugeliai skraidė ir džiugino žmonės įvairiose Lietuvos vietose, o šį kartą tropikus galėsite išvysti Vilniuje. Parodos organizatoriai įspėja elgtis atsargiai, nes drugiai mėgsta nutūpti ant žmonių, tad prieš išeinant reikėtų apsidairyti, jog netyčia neįsineštumėte namo. Viską rodo Ugnė Rekašiūtė. Labas vakaras, Lietuva. Įvairiaspalviai tropiniai drugiai ir vėl džiugina mūsų akis. Na, o daugiau apie juos papasakos idėjos autorė Jūratė Kančauskienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai sakykit, vėl čia matom pas jūs drugiai. Tai kiek jų čia yra pas jūs parodoje? Niekada nesuskaičiuojam, nes visada atsisiunčiam daug lėliukių, šį kartą atsisiunčiam 350 lėliukių ir jie ritasi kiekvieną dieną. O iš kur jūs siunčiatės ir kaip siunčiatės? Čia yra specialios fermos, kur augina tropinius drugelius, žinoma, tropikuose, ne Lietuvoje, ir atsiunčia mums tiesiog dėžutai, tokioj slaptoj lėliukės, o čia mes jau sudarom jiem ir drėgmę, ir šilumą tam, kad tikrai jie jaustųsi taip kaip namuose. O tai kiek jie laiko keliauja? Tiesiog paštu? Taip pat galima atsisiųsti lėliukės? Taip galima atsisiųsti lėliukės tikrai labai greitai, skubiu paštu, tai per parą jie atkeliauja iš ten, kur mums siunčia. Kiek kainuoja toks siuntimas? Aš tai žinau, kad galima gyvus dalykus siųsti. Šiaip jie ne visai gyvi, nes tai yra lėliukė, kur nejuda nieko, jinai tokio būsenoj, kur tikrai siunčia. Nes visos parodos Europoje tikrai nemažai tokių parodų yra, kur yra gyvų tropinių drugelių, tai tikrai siunčiama yra štai tokiu būdu. Gyvus tikrai negalima siųsti, drugelių nelabai siuntinėja. Gerai, o kiek laiko toks grožis skraido, kiek galima jo atmėgautis? Drugeliai gyvena nuo kelių dienų iki kelių savaičių, tai tikrai labai trumpas laikotarpis. Todėl mes kiekvieną savaitę gaunam naują siuntą ir kiekvieną dieną pas mus drugeliai rytasi, bet kiekvieną dieną, kaip nebūtų gaila, jie ir išeina. O kuo jie yra tokie ypatingi, kuo jie kitokie negu Lietuvoje mes galime sutikti? Didžiausias skirtumas tai, kad mes juos galim matyti visada, juos galim turėti visą laiką, visus ištisus metus ir žinoma, jie kur kas didesni yra. Todėl, kad jie yra iš tropikų, kur yra daugiau drėgmės, todėl jų sparneliai yra didesni ir žinoma, gali pasimėgauti. O šiaip tikrai skirtumo nėra, nes lygiai taip pat ir tarp lietuviškų drugelių tu jauties kažkaip kitaip ir tarp šitų tu jauties užburtas. O ką reikia žinoti, pavyzdžiui, prieš ateinant į parodą, jeigu norim, kad atsitūptų ant mūsų, ar jie tupės ant visų šiaip, ar bijo žmonių, ar mėgsta žmonės tie drugeliai? Niekada nežinai, kiekvienas turi savo charakterį ir kiekviena diena yra kitokia. Nes būna dienų, kad jie tupinėja ant visų žmonių, būna dienų, kad jie ant nieko netupia ir net nepriviliosi ir net nenori nei vaišių kažkokiu, tai nieko. Tai kaip ir žmonės, labai su savo charakteriais. Bet vis tiek gal kažkokios spalvos ar kvapai, kažkas nieko visiškai. Spalvos, taip ryškios spalvos labiausiai jiems patinka, tokios oranžinės, rožinės. Žinoma, geriausia, kai žmogus ateina su gėlėmis arba, žinoma, su kažkokiais vaisiais. Apelsino mes visą laiką turim, jiems tinka papuvę vaisiai, kurie galbūt nelabai skaniai kvepia, todėl mes parodoje neturim tokių papuvusių vaisių, bet, pavyzdžiui, arbūzai papuvę jos kur kas labiau vilioja negu švieži apelsinai. O šiaip būna, kad žmonės taip atsitupia, kaip ir ant manęs čia būna, kad netyčia išsineša, gal žmonės nepastebi, kad atsitupia. Žinokit, buvo taip, kad mums viena moteris skambino iš namų, sako, aš parnešiau namo drugelį. Tai buvo tikrai vėlus ruduo gal ir namie jinai tiesiog pamatė, nusirengus paltą, pamatė, kad drugelis pas ją yra. Taip, gali būti taip, jinai po to parnešė, viskas gerai su Ai, taip netgi parnešė iš tikrųjų. O šiaip pas mus jie neišgyventų, jeigu taip išsineštumėm ir laukia norėtumėm palikti. Bet kokiu atveju drugeliai trumpai labai gyvena, tai jie užšąla kartais, kažkiek tai pagyvena, bet ne taip svarbu. Bet šiaip lauke nenorėčiau, kad žmonės neštų šitus tropinius drugelius į lauką, todėl kad, kaip ir augalai gali būti invaziniai, taip lygiai taip pat ir drugeliai. Kokių žmonių dar jūs sulaukėte visgi? Ar daugiausiai domisi vaikai, ar suaugę žmonės? Labai skirtingai. Kartais ateina šeima ir daugiausia domisi būtent vyresni žmonės, o kartais atvirkščiai vaikai. Mes ilgiausios lankytojai prabuvę pas mus apie 2 valandas. Tiesiog būna, stebisi, žiūri ir niekada nežinai,
ką tu pajausi ir kas bus įdomu. Na, o po 11